gautas toks pagalbos prašymas, vertėtų gal pasakyti, iš moteriškės, kurios augino 2 gyvūnėlius, tai yra šuniuką nediduką ir katiną savo namuose. Tačiau gyvenimo aplinkybės taip susiklostė, kad moteriškė išvažiavo į užsienį dirbti, kadangi čia sunkiai vertėsi, paliko tai merginai, kurie mus ir kreipėsi tiek tos gyvūnus, tiek namus prižiūrėti. Viską ant jos pečių ir brolį sergantį paliko tai merginai, taip kad paprašė mūsų pagalbos, bet priimti gyvūnėlius į globą. Taip mes nuvykome ir taip padarėme, tiesa katiną nesugavome, kadangi jisai nulindo į tolimiausius kampus, tačiau moteriškė sakė, kad pabandys pati sugauti ir tada dar tam paskambinsim ir nuvyksime priimti ir katiną.